Sara Everard gimė 1987 m. birželio 14 d. Surrey grafystėje, Anglijoje. Draugai ją apibūdino kaip linksmą, dėmesingą ir tokią, kuri visada rasdavo laiko kitiems. Sara labai mėgo pasivaikščiojimus gamtoje, bėgiojimą ir tiesiog leisti laiką gamtoje. 2021 metais Sara gyveno Brixtone, pietų Londone. Ji dirbo rinkodaros vadovės skaitmeninės žiniasklaidos agentūroje. Ji buvo ambicinga, darbšti ir jos laukė perspektyvi karjera. Būdama vos 33 metų, ji buvo susikūrusi gyvenimą, kuriuo visapusiškai džiaugėsi. Ji dažnai susitikdavo su draugais, mėgavosi miesto teikiamomis pramogomis ir buvo fiziškai aktyvi. 2021 m. kovo 3 dienos vakarą Sara susitiko su savo drauge pavakarieniauti, tos draugais namuose. Vakaras buvo įprastas, be jokių didelių prašmatnybių, tiesiog vakarienį su gera drauge. Jos valgė, šnekučiavosi ir praleido kelias valandas kartu. Kai maždaug 9 val. Vakaro Sara nusprendė, kad jau laikas eiti namo. Dėl tuo metu vykusios COVID-19 pandemijos viešasis transportas buvo ribotas, todėl Sara nusprendė eiti namo pėsčiomis. Bet tai nebuvo labai neįprasta, ji tai darė daugybę kartų anksčiau. Jos maršrutas vedė per Clampton Common Parką, didelę atvirą teritoriją pietų Londone. Parkas buvo gerai žinomas vietiniams, populiari vieta bėgikams, šunų vedžiotojams ir tiesiog žmonėms einantiems namo. Apytiksliai 9:30 val. Vakaro Sara Everard išėjo iš savo draugės ir patraukė savo buto Brixtone link. Ji vilkėjo ryškiais drabužiais ir ėjo apšviestomis gatvėmis. Apsaugos vaizdo kameros užfiksavo moterį einančią Clamptono Common gatve, rankoje laikančią telefoną ir kalbančią su savo vaikinu Joshu Loft. Tai buvo paskutinis pareigūnams žinomas kontaktas su Sara. Moteriai einant namo, ji net neįtarė, kad ji yra sekama. Ir sekama ji buvo ne kokio atsitiktinio nusikaltėlio, bet policijos pareigūnų, kurio pareiga turėtų būti ginti ir saugoti. Vyro vardas buvo Veinas Cousins ir tą naktį jis vairavo nežymėtą išnuomotą automobilį. Veinas sustabdė Sarą netoli Clampton parko, parodydamas savo ženklelį ir pasinaudodamas pretekstu, kad vykdo COVID-19 karantino apribojimų kontrolę. Jis uždėjo Sarai antrankius, sakydamas, kad jis suimta už karantino taisyklių nesilaikymą. Sara nesipriešino, manydama, kad tai teisėtas sulaikymas. Tada jis pasodino Sarą ant savo nuomoto automobilio galinės sėdynės ir ją išsivežė, Sarai net nesuprantant, kad jos likimas jau buvo nuspręstas. Jis važiavo apie 120 km, 2 valandas į Doverio miestą, kur atvyko apie 11:30 vakaro. Tada persodino merginą į savo nuosavą Seat Ibiza automobilį ir išvažiavo iš Doverio. Jis nusivežė Sarą apie 15 km atstumu į atokią miškuotą vietovę, netoliese Deal miestelio, kur jis išprievartavo Sarą ir galiausiai pasmaugė ją su savo policininko diržu. Po žmogžudystės 3 val. Ryto Veino telefonas buvo užfiksuotas netoli Ashford miesto. Tuo metu jis paslėpė Saros kūną šaldytuve, kurį kažkas buvo išmetęs miške. Vėliau Veinas grįžo namo ir netgi rado laiko užsiregistruoti pas dantistą. Besiplečiant Saros Everard paieškai, jis nusipirko kanistrą benzino ir grįžo ten sudeginti jos kūno. Kitą dieną jis nusipirko 2 žalius sodo krepšius ir grįžo ten antrą kartą. Jis sudėjo į krepšius tai, kas liko iš Saros kūno ir išmetė juos į netoliese esantį tvenkinį. Grįžęs namo, jis vėl elgėsi lyg niekur nieko, netgi užsiregistravo vizitui pas veterinarą dėl savo prancūzų buldogų. Ir siaubinga tai, kad jis grįžo į mišką po 2 dienų, kovo 7 dieną, kartu su savo žmona ir 2 vaikais. Jis nusivežė šeimą į mišką, kur kelios dienos prieš tai buvo palikęs Saros kūną. Jis leido savo vaikams žaisti netoli tos vietos, kur buvo atsikratęs Saros kūnų. Kitą rytą, po to, kai Sara Everard buvo paskutinį kartą matyta, jos šeima ir draugai ėmė vis labiau nerimauti.
Ji negrįžo namo ir per naktį niekas iš jos nesulaukė jokios žinutės ar skambučio. Kovo 4 vidurdienį Sara buvo oficialiai paskelbta dingusi. Policija pradėjo dingusio asmens paiešką, tačiau valandoms virstant dienomis nerimas dėl Saros tik augo. Tyrimas greitai sulaukė didelio dėmesio. Policija atliko plataus masto paieškas Clampton Common rajone ir aplink jį. Pareigūnai kreipėsi į visuomenę su prašymu pasidalinti bet kokią informaciją, kuri galėtų padėti surasti Sarą. Buvo kruopščiai peržiūrėti apsaugos vaizdo įrašai, liudininkų parodymai ir telefonų įrašai ir galiausiai policija rado už ko užsikabinti. Maršrutu, kuriuo Sara ėjo namo, apsaugos kameros užfiksavo baltą Opel Astra, važiuojančią netoli vietos, kur mergina buvo paskutinį kartą matyta. Ir šis automobilis netrukus buvo atsektas kaip nuomos agentūros automobilis, o tada jau nesunkiai buvo išsiaiškinta, kas buvo jos vairuotojas. Kovo 9 dieną, praėjus vos 6 dienoms po Saros dingimo, Wayne'as Couzens buvo suimtas savo namuose Dylo mieste. Iš pradžių Wayne'as sukūrė istoriją, kad jis skolingas pinigų nusikalstamosios veiklos grupuotei ir jie privertė jį pagrobti Sarą. Tačiau ši istorija greitai subyrėjo, kai tyrėjai pasigilino šiek tiek giliau. Kitą dieną policija rado Saros palaikus vandens tvenkinyje netoli Ashfordo, maždaug 90 km nuo tos vietos, kur ji buvo matyta paskutinį kartą. Jos palaikai vis dar buvo sodo maišuose. Ši žinia sugniuždė Saros šeimą ir šokiravo visą šalį. Tai, kas prasidėjo kaip dingusios moters byla, virto žmogžudystės tyrimu, o Wayne'as Couzens, policijos pareigūnas, tapo pagrindiniu įtariamuoju. Ekspertizės įkalčiai siejantys Wayne'ą su nusikaltimu buvo neginčijami. Saros DNR buvo rasti jo automobilyje, o jo telefonų duomenys patvirtino, kad jis buvo pagrobimo vietoje ir vėliau ten, kur buvo rastas moters kūnas. Faktai buvo nenuginčijami ir tapo aišku, kad Wayne'as Couzens pasinaudojo savo pareigomis, vykdydamas šį siaubingą nusikaltimą. Kai visos detalės iškilo į viešumą, visuomeniai sunkiai suvirškino tą faktą, kaip tarnaujantis policijos pareigūnas galėjo taip siaubingai pasielgti. Wayne'o Couzens pareigos policijoje ir piknaudžiavimas valdžia, leidęs pagrobti Sarą, sukėlė didžiulį visuomenės pasipiktinimą. Tyrimo metu paaiškėjo, kad Wayne'as ir praeityje turėjo nerimą keliančių incidentų. Buvo pranešta, kad jis nekartą viešai apsinuogino, tačiau dėl šių incidentų nebuvo imtasi jokių oficialių veiksmų. Tai sukėlė rimtus klausimus, kaip šie įvykiai buvo praleisti pro valdžios institucijų akis ir ar šios tragedijos buvo galima išvengti. Negebėjimas tinkamai ištirti jo ankstesnį elgesį atskleidė sisteminės problemas policijos pajėgose. Apie Wayne'o Couzenso motyvus sklandė įvairios teorijos. Kai kurie spėliojo, kad jis galėjo planuoti nusikaltimą iš anksto, atsižvelgiant į tai, jog naudojo nuomotą automobilį ir policijos išduotus antrankius pagrobimui įvykdyti. Kiti manė, kad tai galėjo būti ne pirmas kartas, kai jis taikėsi į moteris, nurodydami ankstesnius apsinuoginimo incidentus ir kaip palaipsniui blogėjo jo nusikaltimai. Tačiau nebuvo rasta tiesioginių įrodymų siejančių Couzensą su kitais nusikaltimais, todėl jo tikrieji motyvai išlieka neaiškus. Saros palaikų radimas ir Couzenso suėmimas paskatino nacionalinę diskusiją apie moterų saugumą. Žmonių susiejimai skirti paminėti Saros atminimą greitai virto protestais reikalaujančiais policijos reformų ir geresnės moterų apsaugos viešose erdvėse. Frazė "ji tikėjo namo" tapo šūkiu, simbolizuojančio moterų teisę jaustis saugiai kasdieninėme gyvenime. Per ateinančius kelis mėnesius po Saros nužudymo įvyko dar keli svarbūs įvykiai. Wayne'as Couzens prisipažino kaltu dėl Saros Everard pagrobimo, išprievartavimo ir nužudymo. Jo veiksmai, kartu su policijos nesugebėjimu reaguoti į ankstesnius jo elgesio incidentus, atnaujino dėmesį į policijos atrankos procesus ir teisėsaugos vidinę sistemą. 2021 m. rugsėjo 30 d. Wayne'ui Couzens buvo paskirta įkalinimo iki gyvos galvos bausmė be galimybės išeiti lygtinai.
Toks nuosprendis yra labai retas Jungtinėje karalystėje ir taikomas tik už pačius žiauriausius nusikaltimus. Teisėjas pasmerkė Veino Kuzenso veiksmus ir pavadino juos tragiškais ir žiauriais, sakydamas, kad jo, kaip policijos pareigūnų, pareigų piknaudžiavimas reikalavo griežčiausios įmanomos bausmės. Ši byla paskatino didelės reformos policijos ir kitose institucijose. Tyrimui, kaip Veinui Kuzensui pavyko išlikti policijos pajėgose, nepaisant daugybės pranešimų apie netinkamą elgesį, sukėlė raginimus didinti atsakomybę ir gerinti teisėsaugos darbuotojų atrankos procesus. Policijos pajėgos pripažino savo klaidas, o Vidaus reikalų ministerija paskelbė sprendžiantys sisteminės problemas susijusias su moterų saugumo apsauga. Sarah Everard nužudymas paliko ilgalaikį poveikį Jungtinėje karalystėje. Ši tragedija tapo postūmiu plačiai paplitusiems protestams ir reikalavimams suteikti daugiau apsaugos moterims viešose erdvėse. Reclaim the Streets arba lietuviškai Susigrąžinkime gatves protestai vyko visoje šalyje, atkreipiant dėmesį į kasdieninės baimes, kurias patiria daugelis moterų, skatinant kultūrinius ir sisteminius pokyčius. Saros šeima sukrėsta netekties paskelbė pareiškimą, tikėdamiesi, kad jos mirtis sukels tikrus pokyčius, kaip visuomenė saugo moteris nuo smurto. Iki šiol Saros Everard nužudymas išlieka kaip šiurpus prisiminimas apie pavojus, su kuriais vis dar susiduria moterys.